paprasčiausiai pagaminama jogurtinė želė su sezoninėm uogom. Šįkart su pora saujų serbentų. Pirmiausia, tai reikia išsibrinkinti želatiną, paimu želatiną, užpilu ją vandeniu, pamaišau ir palieku kelioms minutėms, kad jinai pabrinktų. Kai želatina pabrinksta, tada dar truputėlį pamaišau ir supilu pakelį paruoštos želė. Šįkart imu citrinų skonio, čia tiesiog, kad nereikėtų dėti papildomai dar cukraus, kitų skonių ir užpilu jau šį kartą verdančiu vandeniu. Pamaišom ir paliekam, kad ištirptų. Formuosiu tupperware želė formoje. Šita želė forma turi tris dalis. Ta dalis, kuri išsiima, ją įspaudžiam, tada apverčiam ir jau va taip galėsim pilti ir turi dangtelį, kuriuo paskui uždengsim, kad šaldytuve nepritrauktų kvapų ir kad būtų galima gabentis, tam dangtelis yra. Dabar formą patepam paprasčiausiu aliejumi, kad būtų mums lengva išimti. O uogytes jau nuploviau ir išsuksiu jas salotų centrifūgai. Taigi salotų centrifūgą naudokit ne tik tais žalumynams, ne tik tais krapams, ne tik tais salotoms nusausinti, bet ir uogoms puikiausiai, nes mums reikia, kad jos būtų nepavandenijusios. Turėdami šią želę formą galite improvizuoti, galite daryti įvairiausiai. Aš dabar tiesiog paimu ir supilu pusę uogyčių jau į formą ir toliau pasiruošiu jogurtą. Kokį pirkau jogurtą? Tokį, kokiam buvo nuolaida. Aišku, geriau pirkti tokį šviesų, kad būtų baltas arba kažkoks gelsvas. Tie rausvinė ne taip gražiai atrodo ir tiesiog paimu supilu jį visą. Čia buvo pakelis 900, man atrodo, mililitrų, tai tiek ir užtenka. Ir toliau supilam mūsų ištirpusią tą želatinos masę ir maišom, kad mums nesusidarytų kažkokie želė siūlai, želė bumbuliukai, maišom. Iš ąsotėlio dar gerai išvalau silikoninę mentelę, tiesiog, kad mums ta visa želatina pasinaudotų ir kad ąsotėlyje nieko neliktų, tai silikoninė mentelė tam yra gerai. Ir dabar pilam į formą. Jeigu jūs gražiai tolygiai suksit, tai uogytės pasiskirstys tolygiai. Jeigu norit, kad ne taip tolygiai, nes vienas, tarkim, mėgsta su labiau uogyčių, galite pilti iš vieno krašto, tada gausis uogytės daugiau viename krašte. Ir vėlgi silikoninė mentelė išvalau, kad nieko neliktų indelėje, tiesiog ir indaplovę, tada taip švaresni tokie indai įdėti, žiūrėkit, kaip liežuviu išlaižo silikoninė mentelė. Beje, ir želė žiedo formų, ir silikoninių mentelių, ir salotų centrifūgų dar turiu su nuolaida, ir netgi silikoninių teptukų berods gausiu. Taigi, supilu likusias uogytes, mums beliks uždengti tik tais dangtį, uždengiam dangtį ir dedam į šaldytuvą, kad sustingtų. Galit keliom valandom, galit per naktį, bet turi sustingti gerai. Uždarom šaldytuvą ir paliekam. Kita diena išimu iš šaldytuvo, pažiūriu, mūsų želė yra gražiai sustingusi, štai pajudinam, atidengiam dangtelį, dedam lėkštę, apverčiam, pažiūrim, kad tikrai būtų centre ir tada ieškom to atidarimo paprasčiausio snapelio. Paimam, kilstelim, želė nusileidžia, mums belieka nukelti dangtį ir mėgauti želę. Galim vaišinti svečius, galim valgyti patys, o jei norėsite įsigyti tupperware gaminių, rašykit man.